Hare Krishna tęsiame skaityti Bhagavad Gitos įvadą. Viešpats sako Arjunai, kad čia didžiausią paslaptį patikys jam, nes pastarasis esąs jo draugas ir atsidavęs. Tai reiškia, kad Bhagavad Gitos traktatas yra skirtas visų pirma viešpaties atsidavusiam. Tai yra 3 transcendentalistų rūšys – gyani, joga ir bhaktai, arba impersonalistai, medituotojai ir viešpaties atsidavę. Čia viešpats aiškiai sako Arjunai, kad jam pirmajam perduoda naująją paramparą, mokinių seka, nes senoji seka nutrūko. Todėl tai buvo viešpaties troškimas pradėti kitą paramparą, perduodančią tas pačias mintis, kurias Saulės dievas persakė kitiems. Tai buvo viešpaties troškimas, kad Arjuna vėl skleistų jo mokymą. Jis nori, kad Arjuna taptų autoritetingu Bhagavad Gitos žinovu. Taigi mes matome, kad Krishna moko Arjuną Bhagavad Gitos, ypač todėl, kad Arjuna yra viešpaties atsidavęs, tiesioginis Krišnos mokinys ir jo artimas draugas. Vadinasi, Bhagavad Gita geriausiai suvoks žmogus, kuris turi panašias savybės į Arjunos. Tai reiškia, kad jis turi turėti tiesioginį santykį su viešpačiu. Kai tik žmogus tampa viešpaties atsidavusiu, jis iš karto įgyja tiesioginį santykį su viešpačiu. Paliesta tema labai sudėtinga, tačiau trumpai galima pasakyti, kad įmanomas 5 tipų ryšys su aukščiausiu Dievo asmeniu. Pirmas, galima būti pasyviu atsidavusiu. Antras, galima būti aktyviu atsidavusiu. Trečias, galima būti atsidavusiu draugu. Ketvirtas, galima būti atsidavusiu tėvu ar motina. Penktas, galima būti atsidavusiu mylinčiu sutuoktiniu. Arjuna su viešpačiu jungia draugystės santykį. Žinoma, yra didžiulis skirtumas tarp šios draugystės ir draugystės, kurioje egzistuoja materialiame pasaulyje. Tai transcendentinė draugystė ir ji prieinama ne kiekvienam. Be abejo, tam tikrą santykį su viešpačiu turi kiekvienas ir šį santykį galima atgaivinti ištobulinus atsidavimo tarnystę. Bet dabartinėme būvyje esame pamiršę ne tik aukščiausiai viešpatį, bet esame pamiršę savo amžiną santykių su viešpačiu. Kiekviena iš daugybės milijardų ir trilijonų gyvųjų būtybių sieja saviti amžini ryšiai su viešpačiu vadinami svarūpa. Atsidavimo tarnystės metodų galime atgaivinti svarūpą ir tai vadinasi svarūpa siddhi, mūsų prigimtinio būvio tobulumas. Taigi Arjuna buvo atsidavęs ir jį su aukščiausiu viešpačiu siejo draugystė. Reikia atkreipti dėmesį, kaip Arjuna priėmė Bhagavad Gitą. Apie tai, kaip jis priėmė Bhagavad Gitą, pasakojama 10 skyriuje. Arjuna uvača param brahma param dhamma pavitram paramam bhavan purusham shashvatam divyam adidevam ajam vibhum ahustvam irshaya sarve devarishir naradas tadha asito devalo vyasa svayam cheva brayishime sarvam metadtirtam manye yanmam vadasi keshava Nahite bhagavan vyaktim vidurdeva nadanavaha. Arjuna tarė, jūs aukščiausiasis Brahman, galutinė aukščiausiai buveinė ir apvalantysis, absoliuti tiesa ir amžina dieviška asmenybė. Jūs esate pirminis dievas, transcendentinis pradinis, jūs esate negimęs ir viską persmelkiantis grožis. Visi didieji išminčiai, tokie kaip Narada, Asita, Devala ir Vyasa, patvirtino tai apie jūs, o dabar tą patį man bylojate jūs pats. O Krishna, aš pilnai priimu viską, ką man papasakojate kaip tiesą. Nei pusdieviai, nei demonai, o viešpate negali perprasti jūsų asmenybės.